Šabat šalom. Здоровья желаю. Sveiki visi, kurie žiūrit. Ar daugelis iš jūsų žinot, kur jūs gimėt? Ar buvot pagimdyti? Kaip vadinasi tie administraciniai vienetai ar valstybės, kurių sienos ten stumdosi ir kodėl jos stumdosi? Neseniai pasižiūrėjau vieną tokią nutaikingą vaizdainiuką, kur žmogus labai emocionaliai dėsto. Faktus dėsto, kitas reikalas kaip jos dėsto, tai siūlau jums pradžiai pasižiūrėti. Kągi dabar rodau ir aiškinu iš karto. Tikriausiai visi supranta, kas čia parašyta ir kurios šalies tai yra herbas. Ir kas čia dar parašyta. Rodau, kas čia parašyta. Ir kas čia parašyta. Pasakoti, kurioje šalyje aš gimiau, manau, nereikia. Tai buvo tarybinė Lietuva. Tiems nedatiokoms, kurie nežino, kad jinai buvo ir joje gimė žmonės, norisi priminti. Taip aš joje gimiau. Ir tai, ką aš dabar toliau kelsiu, tai yra vėliava tos šalies, kuri tada buvo, herbas tos šalies, kuris buvo tada. Tai nėra jokios tarybinės simbolikos demonstravimas tokiems pistagalviams, kuriems tai gali pasirodyti. Tai yra šalies, kurioje aš gimiau, herbas ir vėliava. Galėčiau dar prisekti ir himną tos šalies. Bet kad nenervuoti šitų pistagalvių, labiau negu jie gali susinervuoti. Nedarysiu to. Tik tai, ką jūs matote, jeigu norite man prikabinti, kad čia yra kažkoks tai tarybinis simbolikos demonstravimas, tai, žinot, tai, ką jūs matote ir įsivaizduojate, manęs nepisa. Gerai? Nes žiūrėdamas į tokius pistagalvius, aš matau byvius, kuriuos reikia plėti apipjaustyti nahui. Ir tai, ką jūs matot, ir tai, ką aš matau. Fakto, juk esam tiek jūs, tiek aš esu žmogus, nekeičia. Bet jeigu jūs nuo to, kad aš jumise matau byvių, tampate byvių, tai sėkmės ir gyvenam byvių gyvenimą. Ir kai aš jau tokius pistagalvius apipjausti greičiau, nes jau trūčina visus savo tokiais, dar nežinau, kaip čia pavadinti, bet išsikimusiais vaizduotės padariniais. Tai va, matėt ir girdėjot. Ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Tai yra du aspektai, kuriuos ir panagrinėsiu. Taigi, reikalas pirmas, kad jūs gimėt, tie, kurie dar iki 92 metų, jūs gimėt šalyje, kuri turėjo pavadinimą Tarybų socialistinių respublikų sąjunga. Ne Sovietų socialistinių respublikų sąjunga, ne Sovietų sąjunga, bet Tarybų socialistinių respublikų sąjunga, kurioje buvo respublika tarp kitų respublikų, Lietuvos, TSR taip trumpintai, Lietuvos Tarybų socialistinė respublika. Ir jūs visi gavot, kaip tas žmogelis rodė, tos vadinamus gimimo liudijimus. Aš dabar čia nesiginčysiu ir nesigilinsiu į temas ten vekseliai, nevekseliai, pririšo kas nors prie kokio nors trasto, tais vekseliais jumis ar ne, priklauso kokiam nors ten kolateraliniam sąskaitam ar ne. Tiesiog, jūs visi gavot tos šalies išduodamus dokumentus, anumetinius, su tos šalies simbolika, atributika ir visa kita. Ir kitaip negali būti, nes jūs gimėt toj šaly ir viskas. Čia lygiai taip pat, kaip pasakyti, vadinama ta Lietuvos teritorija, per amžius priklausė, sakykime, slenkant amžiams, tai prie vieno politinio darinio kokios nors ten imperijas, tai paskui prie kito, tai gabalą vėl vieni atsiriekė, paskui gražino, tai čia kitą gabalą kiti atsiriekė, paskui gražinant, tai tokios ginčytinos visokios teritorijos, Vilniaus kraštas, ten Klaipėdos kraštas, apskritai visą tą Lietuvą su kokios tos ribos ten buvo, tai carinės Rusijos imperijos sudėtyje, kaip istorijos vadovėliuose ten rašoma ar teigiama, ir Wikibedijoje tas pats yra. Tai tos sienos stumdosi ir ką, su kiekvieno tokių sienų pastumdymu, sakykime, Vilniaus krašte gimė koks nors ten, koks nors veikėjas gimė ir tuo metu tas Vilniaus kraštas priklausė kokie nors ten Polska ar Žečpospolita, sakykime, kažkokia ten, ir gavo dokumentus, kad jis tos Žečpospolitos ten kažkoks tai vienetas, fizinis asmo, juridinis asmo ar vergas ar pilietis, nesvarbu. Paskui ką, Vilniaus kraštą tarybiniai čia kariai užėję gražino Lietuvai, pasidarė tarybinė teritorija, LTSR teritorija, ir ką dabar tam žmogeliui
reikia išsimti naujus dokumentus, ne? Ir jis išsims naują gimimo liudymą su nauja simbolika, su tais tarybiniais gerbais ir skaitysis kad jis jau gimė tarybiniai Lietuvoje, Vilniaus krašte, nes Vilniaus kraštas priklauso Lietuvos Tarybų socialistinei respublikai, o tai įeina į Tarybų sąjungos sudėtį, ne? Paskui 92 sumojavus čia tuo trikoloru, tuo prekybiniu trikoloru, vėl viskas apverčiama aukštinkojim ir dabar atsirado kažkoks tai darinys Lietuvos Respublika, valstybė tokia, kuri išdavinėja savo, ten net negimimo liudijimus, bet dabar paprastą A4 formato lapą visokius. Tai ką, tas žmogus, jeigu išgyvenęs anais laikais, sakykime, ten, jeigu žmogus po 300 metų gyventų, o buvo taip, aiškiai, iki šių dienų jam pasikeitus tokiai santvarkai, dabar reikia sakyti, kad jis gimė toj nepriklausomai Lietuvoje kažkokioj, ar kaip, o tos Lietuvos Respublika nuo 92 metų. Ir niekur nerodyta savo gimimo liudijimą kažkokią iš Žečpospolitos laikų. Kaip čia skaitysis? Tai jis apie save turi meluoti, ar ką? Tai panašus tokie dalykai yra, kai tie, kurie gimė tarybiniais laikais, toj tarybų Lietuvoje ir gavo tos tarybinius gimimo liudijimus su SSSR ten surašyti ir to gerbo, Tarybų sąjungos gerbo ant to. Tai ką? Jie taip ir skaitosi, kad gimė toj šalyje ir jie sako tiesą, kad aš gimiau Tarybų sąjungai ir viskas ten Lietuvos Tarybų socialistiniai respublikai. Visio, jie nemeluoja. Jie neprivalo sakyti ir meluoti, kad Lietuvos Respublika tai yra, kad gimė Lietuvos Respublikai, tai būtų jau faktų klastojimas. Viskas. Ir iš to išplaukia antrą temą, sakykime, visi tie, kurie turi tuos gimimo liudimus, dar su tuos tarybinius liudimus, su tais gerbais, tai čia paskutinis naujadaras į to valstybinį, greičiausiai ne valstybė, o kontora kažkokia, Lietuvos Respublika, įstatymiškai priėmė, kad tarybinė simbolika uždrausta negalima, kaip ir fašistinė kokia nors simbolika, suėdė svastiką, nors tas svastika senas simbolis ir senovės gentis čia naudoja, dabartiniai tos Lietuvos Respublikos ar Lietuvos teritorijų, kaip pavadinsit, reiškia tą simbolį ir visam pasaulyje naudojama, Indijai daug naudojama. Tai tarybinis gerbus, ten visokius kūjus pjautavus uždraudė. Ne? Ir dabar ką, žmogelis turintis tokį liudimą, jis patvirtinantį, kad jis gimė administraciniam vienete Tarybų sąjungai, jis negali išsitraukęs rodyti, turi pridengti tą gerbą tarybinę, ne? Nes čia įstatymo uždrausta. Jeigu jūs viešo pareiškimą kokį darot, kaip aš į YouTube rodo dokumentą patvirtinantį, kur, kada jis ten, jo asmuo, sakykime, taip sukurtas buvo, tą dokumentą rodo. Ir ten gerbas yra, ką jis dabar turi užpypinti, užbliūrinti šitą vietą, kur tas gerbas matosi. Jeigu dokumentas tai originalas yra, ką? Tad kažkoks absurdas gaunasi ir žmogus tas, kuris čia keikėsi, jis sako, tai gal to savo įstatymus susitvarkykit ir kad jeigu rodai originalų dokumentą, kuris patvirtina ten tapatybę kokią nors ar kitokius faktus ir ant jo yra tam tikra simbolika, kuri neva tai uždrausta, tai ar būtina čia pritempinėti prie baudžiako ir sodinti už tai, pažeistas įstatymas. Tai kad tų įstatymų leidėjai, ablauchai yra išleidę tokį netobulą įstatymą, nepagalvoja apie tam tikrus reikalus. Yra. Tai čia antra ta tema. Ir dar vienas dalykas toks yra, apie kurį norėčiau pakalbėti. Reiškia, visi, kurie gimė iki 92 metų ir teko kai kam susidurti, nes man teko susidurti, nuėję į Lietuvos Respublikos notariato kokią nors kontorą ir kalbėdamasi su notaro, reiškia, norėdami ten paveldėjimo reikalus tvarkytis, pardavimų kažkokius reikalus tvarkytis. Reiškia, to įstatymo pasiekmėjo, kuri draudžia tarybinius simbolius, turėjo sunkumų visokių, nes notarai, buvo čia toks laikotarpis, nenorėjo nei tarybinių pasų nuorašų daryti, nei gimimo liudijimų, nei pensininkų pažymėjimą ar taupomųjų knygučių ar ką, bet kai kazusai pradėjo eiti, tai notaro rūmai ten vidinių kažkokį sakymą vėl leido daryti kopijas tų dokumentų. Tai ką, kopijas daromas su tų dokumentų, ant kurių yra ta tarybinė simbolika, herbai, tie kūjai pjautuvai žvaigždės, ką čia įstatymai nepažeidinėjami, tai sakau, kazusai tokie gaunasi. Taip kad matom, o žinot, kodėl taip yra?
tie kazusi. Todėl, kad į tą valdžią ten, taip vadina, prasiveržia vis didesnį ir didesnį buratinai, neturintis absoliučiai supratimą nei apie tą politiką, nei apie kokią ekonomiką, nei apie socialinius dalykus, nei apie istorinius dalykus, nei jiems rūpi žmonės ten. Sėdi tiesiog kalbančios galvos, sakau, medinės buratinų kalbančios galvos ir tiek. Tai vat, nesigėdykit dokumentų, kurie buvo įteikti jūsų tėvam ir atiteko jums, ant kurių yra ten simbolika. Tai jeigu ten gimė fašistinės Vokietijos, tarkim, kaip pavyzdį, metu, nuo 303 iki 307, ten kelintų, žmogus, kur nors ten Vokietijai, toje Reiche tam trečiam ir gavo tokius dokumentus, originalius, ne, tai ką jam dabar slėpti reikia čia, užklijuoti izoliaciją ten, jeigu svastika kažkokia surelių įranto. Nu ir dar vienas dalykas, jeigu čia toj Lietuvos Respublikai draudžiama ta tokia simbolika, ne, tai pasaulyje vyksta dažnai aukcionai visokie, originalių dalykų, visam pasaulyje. Tai taip išeitų, kad Lietuvos Respublikai negali būti tokių aukcionų, kuriuose pardavinėjami originalūs eksponatai su ta tarybinė simbolika kokia nors. Nei vieno kokio metalinio rublio, ten ar papirinio rublio, kapeikų negalima pardavinėti, nes čia tarybinė simbolika kažkokia. Dokumentų kokių nors senų archyvinių dar ten. Tai at. Ką tokiu atveju darė? Tai sakau, balsuokit toliau už buratinus, kurie nieko neišmano, kurie jūs dulkins ir dulkins. Nu, aš ką, savo ruoštų, aš žinau, kas aš esu, aš žinau, kur aš buvau pagimdytas, kam aš buvau pagimdytas, aš žinau, kam aš iš šitas vietą atėjau, dėl ko, kokios užduotis, pats savo išsikėliau iš tenai. Tai vat, jūs irgi mislikit, kas jums yra svarbu, žinai, ar klausytis ten kažkokiu ablauchu išleistuolę tai įstatymu, absurdiškų įstatymų, ar tiesiog, kaip žmonės, jeigu žmonės jomis galim pavadinti, patys nusistatinėjat savo ribas su vienintelė taisyklė, kad nekenkit tam. Nu, vienu žodžiu, nedarykit tam to, ko nenori, kad tau pačiam būtų padaryta. Tiesa, dar pabaigai, ne citatą, bet savo žodžiai suformuluosiu, kiek kas skaitėt senelio Lenino raštus, galbūt atsimena, tai buvo tokia formuluotė, kaip sakau, necituosiu, bet maždaug taip, kas ta demokratija yra, ką, nu, kaip jinai išreikšta, kuo jinai pasireiškia demokratija. Tai va šalyje, jeigu yra kokia demokratija, arba skelbiama, kad yra demokratija, tai kaip jinai veikia. O ta demokratija tai ir yra įtvirtinta, reiškia, valdančiojo sluoksnio valia, įtvirtinta įstatymais ir premetinėjama visiems kitiems, kurie tam valdančiam sluoksniui nepriklauso. Reiškia, apačioms. Kaip ta apačia susijusi su ta demokratija, su ta valdančiojo sluoksnio valia. O ta valdančiojo sluoksnio valia nebūtinai jinai turi būti kokia nors ten teisinga ir naudinga tiems apatiniams sluoksniams. Na, jeigu piramidė taip žiūrėtų, piramidės viršūnė. Tai va, ta demokratija ir yra valdančiojo sluoksnio, nu, jūs patys matot, išsirinkot savo valdančiojo sluoksnį. Valia, va taip kaip jie nori, nes jūs savo balsus atidavė. Bet jie tą savo valią, parendami įstatymais, kuriuos patys leidžia, ir primetinėja jums. Ir neduok Dieve, jūs nevykdysit tų įstatymų. Nu, tobiš, jų valios primestos jums nevykdysit. Nu, tai kirdaik, galite ir žolę kokią nors ten skrandžio turinių pasprengti. Turėkite tai omeny, nes senelis Leninas daug gerų dalykų buvo prirašęs, bet gal kur nors jo raštai jau ir deginami, vien dėl to, kad jūs va tokių dalykų, apie kuriuos aš dabar pasakiau, nežinotumėt.